Sveiki gerbimieji. Senai nebuvo mūsų naujų video, nes vasara vis tiek visi dauguma, kaip sakoma, atostogauja ir vis tiek jau grįžtam atgal į darbo ritmą. Ir kadangi matot vasarą ir būna karštų tokių dienų, ir žmonės vis tiek, kaip sakoma, įrenginėja kondicionierius, šilumos siurblius, rekuperatorius savo būstą, dėl to darbas, kaip sakoma, nestovi, darbas eina, užsakymų didėja, labai patenkinti tom ir norim kuo daugiau pasiūlyti, daugiau plačiau savo paslaugos, daugiau įrangos kokybiškas, daugiau konsultacijų iš mūsų pusėje, dėl to jeigu jums domitės jūs arba reikalingas jums šilumos siurblys arba kondicionierius, arba rekuperatorius, arba ir tas, ir tas, ir tas, kadangi įrenginėjat naują namą būstą, tai maloniai kviečiame, kaip sakoma, aplankyti mūsų elektroninę parduotuvę, nuoroda bus apačioje prie komentarų komfortobustas.lt. Ir dabar noriu tokią pasakyti problemą, pas kai kurios žmonės atsiranda ir mes irgi norim, kaip sakoma, padėti spręsti šitą problemą ir, kaip sakoma, padidinti savo paslaugų ir kokybę, ir spektrą. Tai dažniausiai būna taip, kad jeigu jūs turite kondicionierį įrengtą namuose ir jūs puikiai suprantat, kad jeigu ten, kada naudojat kondicionierių, iš to vidinio bloko išbėga kondensatas. Kondensatas išbėga, bet vis tiek, sakysim, tą viduje, tos, kur, kaip sakoma, kaupėsi tos kondensatas, takai išbėgimo, ten vis tiek, kaip sakoma, lieka kažkokį laiką drėgmė, o jūs puikiai žinot, kur drėgmė, ten labai mėgsta vystis pelėsiai, grybeliai, pelėsiai. Ir dėl to, sakysim, su laiku būna atsiranda toks nemalnus kvapas ir, kaip sakoma, krenta oro kokybė. Dėl to, kad nebūtų, kaip sakoma, tų pelėsių, neišpūstų tos, kaip sakoma, pelėsių porų į jūsų po visą kambarį, po jūsų visą plotą, reikia, jeigu iškart pajauti tokį kvapą, kažkokias, arba ten vizualiai pamatė, ten viduj kažkokias pelėsės kaupėsi, kada ištraukinėja tą filtrą valot nuo dulkių, tai tada reikia, kaip sakoma, išvalyti, pradezinfekuoti šitą visą įrenginį. Dėl to mes irgi teikiam tokią paslaugą ir naudojam šitam dalykam tokį profesionalų smart air tokią chemiją. Chemija aukštos kokybės, kaip minėjau, profesionaliai, čia dezinfekcijai, čia valymui. Ir kokybiškai galim dezinfekuoti, ypač Vilniuje, šalia Vilniaus rajone, galim atlikti jums tokios, kaip sakom, paslaugos. Tai kad čia, matot, ta chemija dar, kaip sakoma, pasižymi tom, kad jie ne tik aukštos kokybės, bet jie kartu ne tik dezinfekuoja, bet ir daro profilaktiką, kadangi yra jonas, sidabro jonai yra toj chemijai ir jis ne tik išvalo, bet sidabro jonai lieka, kaip sakoma, ant tos paviršiaus, padaro tokią plyvelę apsauginę ir jie neleidžia toliau vystytis, kaip sakoma, pelėsiais. Tai ta prasme, jeigu jūs pravalot, tai nereiškia per kažkokį greitą laikotarpį vėlgi atsiras pelėsės, kadangi jonas sidabrai naikina tos visos bakterijos, grybeliai ir ilgą laiką jums dar, kaip sakoma, tas įrenginys bus švarus ir ten tikrai nekaupsis pelėsiai. Tai čia bus viename ir valymas, ir profilaktika. Profilaktika, kad, sakysim, po kažkokio laiko, po pusę metų vėl, kaip sakoma, neatsirastų pas jūs tos pelėsės, negalėtų vystytis vėl. Tai ta tokia apsauginė, kaip sakoma, pliuvelė sukaupė. Tai kad jeigu jums irgi domina tą paslaugą, turit kažkokių panašių problemų, tai kreipkitės tada pas mus, žodžiu, ten yra prie komfortobustas.lt mūsų kontaktai, parašykit arba laiškelį, arba parašykit
paskambinkit, parašykit žinutę, kaip tik galit ir galit kreiptis pas mus ir mes pasitengsim jums tikrai padėti, padaryti gerą valymą su profesionala chemija, kaip sakoma, ir panaikysim tas, kaip sakoma, problemas, bet to prie tos chemijos dar galima dadėti tokius natūralus kvapus, pušino, eukalipto, į kitos, kaip sakoma, ne tik išvalys, bet ir padės, kaip sakoma, atgaivinti jūsų oro patalpoje. Tai, kad statom laikus, užsirašom į kanalą ir toliau, kaip sakoma, mes stengsimės jums padėti, konsultuoti, duoti gerų patarimų ir pasiūlyti, aišku, gerios prekės ir parduoti ir sumontuoti įrangą. Tai, kad visada laukiam jūsų mūsų puslapį komfortobustas.lt. Iki sekančio karto, iki.